Skardinis angaras yra apšiltinamas uždarų porų poliuretano putomis. Matote, už manęs kolega šiltina. Tai yra vienas efektyviausių, greičiausių, sandariausių pasirinkimų skardiniam angaram. Komentatoriai gali pakomentuoti, kad uždarų porų poliuretano putos sukelia skardos rūdijimą. Bet dėja ne. Rūdys atsiranda, kai ant skardos patenka drėgmė ir deguonis. Uždarų porų poliuretano putos nepraleidžia nei vandens, nei drėgmės, nei oro. Tai todėl nėra ir kam rūdyti. Dar vienas didžiausias mitas, kad kai kurie galvoja, kad po poros kelių metų uždarų porų poliuretano putos nuo skardos tiesiog atsiklijuos, nubirės ar tiesiog atšoks. Bet čia nėra teisybė. Uždarų porų poliuretano putos turi itin gerą sukibimą. Jeigu prieš tai yra skarda paruošta, nuriebalanta nuo nuvalytos dulkės viską ir jinai yra sausa, tai uždarų porų poliuretano putos laikys dešimtmečius. Dažnai girdime taip pat iš komentatorių, kurie pakomentuoja, kad šios putos yra labai nuodingos sveikatai. Tai jos yra kenksmingos tik tada, kol yra purškiamos ir yra skystos, po 24 valandų, 48 valandų, plius minus, nuo oro temperatūros priklauso, pilnai sustingus, jos yra ekologiškos ir visiškai nenuodingos. Vis dar galvoji, ar verta, vis dar dvejoji, tai galiu pasakyti tik vieną. Verta, kokybiškai, greitai, sandariai ir šiltai. Termovizija, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Jeigu tave domina mūsų paslaugos, kreipkis, skambink, rašyk, susisieksime. Iki.